Labas. Kaip gyveni, tikiuosi, kad gerai. Čia šiandien toks trumpas video ir atsiprašau, kad vėluoju, nes vakar turėjau įkelt, bet kažkokios labai dabar užimtos dienos, tai net nepavyksta nufilmuoti. Atsikeliu anksti, grįžtu vėlai, žodžiu. Tai kita savaitė jau bus geresnė, lengvesnė. Anyways, ką noriu šiandien pasakyti ir apie ką noriu pakalbėti, tai yra... Gal aš pastovėsiu, kad taip nesikratytų kamera. Tiesiog noriu, kad skleistumėt pozityvumą. Visi, ką žiūrit, vienas ar du žmonės. Grožėkitės pasauliu, turiu omeny. Visai, ką sakau, žmonėm gyvenimas yra gražus, kai tu jį gyveni. Ir manau, kad tai yra tiesa. Jeigu iš tikrųjų bandai kažką daryti ir stengiasi ir darai tai, kas tau patinka, tai... Nežinau, tikrai manau, kad gyventi maloniau yra. Tai ir tokia trumpa žinutė, kad skleisk gerą energiją, kad galėtum ją gauti pats. Nes pagalvokim taip, kad kaip gali kažkas pas tave ateiti, jeigu tavo durys užrakintos, ar ne? Tai jeigu būsi pozityvus ir jeigu skleisti gerą energiją, tai manau, kad tikrai ir pozityvumo padaugės pas tave gyvenime ir irgi bus linksmiau gyventi. Dažniau išeik į lauką. Aš dabar mėgstu vakarais daryti tokį pasivaikščiojimą, iš tikrųjų dažnai ir nufilmuoju šitus video vakarais, bevaikščiodamas ir tikrai geriau jaučiuosi pavaikščiojęs. Nes mieste tiek daug visko ir taip, kai dar toks užimta tokia dienotvarkė, tai sunku iš tikrųjų atsigauti ir pradeda lyti. Tai ir mėgaukis kiekvieną dieną, gyvenk kaip jį būtų paskutinė, būtinai daryk tai, ką nori daryti, ir jeigu turi kokių nors darbų, padaryk tikrai ir bus lengviau, nes dažnai pats save stabdai tik todėl, kad galvoji, kad kažko nepadarysiu. Manau, kad verta tikrai bent pabandyti ir nepadarysi, bent jau galėsi pasakyti vėliau, kad aš pabandžiau ir man arba pavyko, arba nepavyko. Bet vis tiek padariau daugiau negu 70% žmonių. Aš pabandžiau. Tai tiek užteks. Manau, tikrai trumpas. Pas mane dabar 4 minutės, bet bus trumpesnis. Tai viskas. Geros likusios dienos arba gero likusio vakaro. Ir iki kito.